Atvažiavo cirkas čia pas mus. Uostas ten toliau, dabar iš kitos pusės. Čia cirkas atvažiavo. O čia aikštė. Pirma. Iš jūsų dešinės, man iš dešinės. Pirmoji aikštė. Čia yra dvi, trys iš tikrųjų. Šitą viena iš didžiausių aikščių. Jau kitokia. Labai įdomus arabų kultūros palikimo simboliai šitos va plytelės. Jos yra gamintos rankom. Visos. Kiekvienas atskiras suoliukas turi kitokį individualų raštą. Jos tikrai įspūdingos meno kūriniai. Kiekvienam restoranėlį, kurių čia yra apie 60, 20 tūkstančių miestelių gyventojų, 60 restoranėlių, tiek aš suskaičiavau kavinių restoraną. Yra nuotraukų šito miestelio, aikščių ir kaip čia, žinai, uosto. Taip šitas palmės, va, jos dar mano ūgio buvo prieš 150 metų. O, mato kiek čia tų restoranukų. Pilnai. Mika eina. Mika. Ei, labas. Mikai nepatinka čia miestelis. Jam patinka būti pliaže. Viskas susidarė jau 2 valandą dienos. Bet jau viskas uždaryta, kaip matot. Pas jau siesta dabar bus. Aš jau pavėlavau, man reikia nusipirkti. Ei, Deutsche Telekom. Čia vaikina iš Telekomo. Ispanijos, aišku. Na va, čia mano kompiuteristas toks. Yra vaikinukas. Pažiūrėsim, ar jis atidarytas. Jo, atidarytas. Miestelio didžiulio atitinkamas parduotuvės. Hola.